Sveiki, aš esu Aigustė, vertėja iš čekų kalbos. Visai neseniai leidykla Debesų ganyklos išleido mano verstą knygą Žaliasis kristalas, kurios autorius Vojtech Matocha. Jei mėgstate keliauti, aišku girdėjote apie nuostabų vidurio Europos miestą Prahą, o gal jau net čia ir apsilankėte. Ji pasakiškai graži ir daugelį apsilankiusių užhipnotizuoja. Čia architektūra ir istorija atgyja, čia pilna gyvybės, atgyja net ir mitinės pabaisos. Be to, čia siaubingai klaidų. Aš pati nekartą stebėjausi, kai pasukusi kokią nors gatvelę išnerdavau visai kitoje Prahos pusėje, nei tikėjausi. O dabar įsivaizduokite, kad į šį labirintą rašytojas Matocha įpina dar vieną Prahos rajoną, kur gatvelės dar siauresnės, o pakampės dar tamsesnės. Be to, šiame rajone, Nuosusoje, neveikia elektra. Niekas nežino kodėl, tačiau taip nutiko, kad tramvajai čia nevažiuoja, radijas nepagauna signalo, o mobilieji neveikia. Iš šio rajono seniausiai išsikraustė tie, kuriems nepriimtinas toks gyvenimo būdas, koks buvo XIX amžiuje. Čia likusi bendruomenė sąmoningai renkasi lėtesnį gyvenimo tempą, atsisakydama šiuolaikinių civilizacijos teikiamų malonumų. Ir šios bendruomenės nariai saugo paslaptis. Pagrindinė knygos herojaus Jurgio senelis – Nuosusos senbuvis. Tėvams išvykus atostogų, berniukas susirinkė jo aplankyti. Apsilankymas ne visai toks, kokį įsivaizdavo Jurgis. Be to, jį ima persekėti du paslaptingi vyrai, o Nuosusa ima plėstis ir palieka be elektros vis didesnę dalį Prahos. Tikėtina, kad prie to nagus bus prikišęs senelis. Todėl Jurgis kartu su draugais Ene ir Toniu nutarė išsiaiškinti paslaptis, o gal net ir išgelbėti visą pasaulį, kad besiplečianti tamsa jo neprarytų. Vaikai stačia galva neria į nuotykius, vis tenka bėgti, ropštis ant stogų, išsivaduoti iš grobikų. Jie nespėja nei pavalgyti, nei nusnausti, kelis kartus vos nežūna. Viena po kitos gliaudo paslaptis, kurios turi nuvesti iki didžiosios Nuosusos paslapties, glūdinčios giliai po žeme. Veiksmas rutuliojasi greitai, todėl knyga patiks net ir tiems, kurie nelabai mėgsta skaityti. Rekomenduoju, nerkite į nuotykius kartu. Užteks paimti žaliąjį kristalą į rankas.